patyriau tokią kaip sieną, artėja renginiai, aišku, puolimai ir visa ką, o renginys apie proveržį. Ir kaip tu jį padarysi, jei Dievas neprasiverš, ar mes neprasiveršim. Ir tokia atrodo lyg siena ir taip sunku, taip kaip kliūtis toks. Ką daryti, trūksta jėgos, tos kažkaip į ją atsimušti taip, kad jis sudrebėtų, kad jinai sugriūtų. Ir aš tarsi noriu prašyti, kad Jėzus tą sieną sutrupintų, kad tokia jėga jo sutrupintų ir tos kliūties neliktų. Ir paskui tokia atėjo tarsi mintis. Tu prašyk, kad Jėzus tave sutankintų ir tu praeisi pro tą kliūtį kaip per rūką. Taip kaip jis ėjo per sieną. Jisai buvo toks tankus savo būtyje, savo asmenybė, identitete, savo dieviškume, kad jis ėjo per sieną kaip per rūką. Ir tą patį gali daryti ir mum. Mum atrodo, kad tos kliūtis neįveikiamos. Ir aš vis meldžiu, šalink Viešpatį tą kliūtį. Ir aš supratau, kad man nereikia kreipdėmėsio į tą kliūtį. Ir aš dabar jau 3 dienos meldžiu, kad Jėzus mane sutankintų, kad ta kliūtis būtų kaip rūkas. Tiesiog ji yra, bet aš pro ją praeinu kaip per rūką. Ką jis turi padaryti mane, aš nežinau. Bet labai pasitikiu šituo žodžiu, nes jis visai aš nesugalvočiau tokio dalyko. Tai man tai yra ženklas, kad tai Dievo raginimas. Ir štai dar vienas ragintojas atėjo. Vyskupas Kęstutis. Mes be abejo jį sveikiname tapus Žemaičių vyskupu. Ir pavydim žemaičiam. Tai vis su juokais kokiais nors jūs šiandien tapus. Tai labai noris pasveikinti, ačiū brangiai, kad atvykote. Tokia gausi delegacija iš Vilniaus išgirdau šiandien rytą, tai tiesiog yra Dievo malonė. Taškas. Tarp mūsų kalbant, čia ir dabar veikia Dievo dvasia, kuri būrė mūsų šeimą, kuri dabar turi, kaip sakyti, įgauti didelės jėgos, nes turime namų darbų. Visi nesam gavę malonę už dyką. Skelbti Dievo žodį iš tikrųjų yra kiekvieno mūsų kaip krikščionio pareiga. Ir žinot ką, kaip skelbi, pats tampi sutvirtintų, perkeistų. Jūs turbūt esat girdėję, kad mokytojai tokį juoką turi, sako, aiškinau tie mokiniam apie pamoką. Žinai, net ir aš jau supratau pagaliau. Tai čia yra tiesiog galbūt modelis, ne, kaip ir mums ateina tas šventosios dvasios patepimas. Tu bandai, tu stengies ir staiga pliupteli iš dangaus galia, kuri, tiesą sakant, yra didžiulė dovana žmogui, nes jis tokių galių pats į savęs negali nei gauti, nei įsikalbėti, nei, kaip sako, įgyti ar pirkti. Šiandien labai gražus Evangelijos sakinys, kuris mums kiekvienam kaip pažadas, kad esame jo mokiniai ir turime pasiuntinybę. Eikite ir skelbkite Evangeliją visai kūrinijai. Tai Dievo žodis girdėsim. Ir jūs visi sakysit, dėkojame Dievui. Reiškia, taip, jūs dėkosite už tą ir teisingai darysit. Nes tai yra dovana. Tai reiškia, kad išsirinktas žmogus yra, kad jisai įgalintas ir kad jis pasiustas. Faktiškai bažnyčia ir yra tų 3 žodžių nešėja - skelbti, gydyti ir įgalinti. Mes ir esam jos dalis, jos nariai, skelbiantis, gydantis kitus, nes visgi pasaulis turi tokį polinkį, liūdesį, užsidarimą. Čia įgalinimo dalis mūsų galbūt gyvenime kitus pradžiuginti, kitus sustiprinti, kitiems padovanoti dangaus viltį.
ką ir švenčiam šiomis Velykomis. Prisikėlimas, dangaus viltis. Tai įsivaizduojat, mums reikia 50 dienų, kad tas nusileistų į mūsų protą, į mūsų širdį. Ir reikia skelbti stipriai, tai yra švęsti stipriai, kad pasijustų. Tai šiandien visą dieną tam turim, o rytoj dar vieną dieną, o po to dar 40 dienų. Tai būkit pasveikinti, labai jumis džiaugiamės. Ačiū, kad atvykote ir drįstu prašyti dabar jau pasimelskit už mane. Gerai. Kad nepamirštumėt. Gerai. Ačiū. Dėkojame tau viešpatie už mūsų vyskupą Kęstutį, už mūsų draugą ir brolį. Dėkojame už jo gyvenimą, už jo atsidavimą tau. Viešpatie meldžiam, nutiesk jam savo kelius į tavo glėbį, kad jis visą save atiduotų, išdrįstų, matytų tave. Dvasia viešpatie nužemė ir pripildyk jį. Dvasia viešpatie nužemė ir pripildyk jį. Amen. Alleluja. Brangieji, nežinau, gal atsisėskit, nes suprantat, yra toksai ekstra, atsiprašau. Labai, irgi netikėtas kaip Dievo dovana, vyskupas, kurį mes vadiname džiaugsmo vyskupu, kuris paskambino ir sako, noriu dalyvauti jūsų konferencijoje. Argi nestebuklas? Suprantat? Dažniausiai tai mes kviečiam vyskupę, norime, kad jūs atvyktumėt, ar galit. Ne, labai užimtas, kaip man ištarpuoti tarp savo visų reikalų ir užduočių. Ir, na, šiaip netaip ištarpuoja, nes mes labai norim. O čia štai skambina ir sako, noriu dalyvauti. Tai dabar labai kviečiam. Paraginimo žodelį. Patį trumpiausią, džiaugsmingiausią paraginimo žodelį. Garbė Jėzui Kristui. Kristus prisikėlė. Iš tiesų prisikėlė. Tikrai prisikėlė. Ir jis atnešė didelį džiaugsmą. Pasakysiu vieną paslaptį. Yra Lietuvoje 3 žmonės, kurie gyvena Šančiuose. Tai vyskupas Kęstutis,
Toksai vienas kūdas žmogus vyskupas Eugenijus. Ir trečias krašto apsaugos ministras Linkevičius. Tai 3 žmonės, kurie labai, sakyčiau, išskyrus mane, labai svarbus. O čia dabar, žinokit, žemaičiam atstovauja, o aš lietuviam, ko gero, nežinau. Bet vis tiek Šančiai yra iš Kinijos. Šančiai. Džiaugiuosi, sveikinu, trokštu, kad Dievas veiktų kiekviename iš mūsų. Pamirškim save, numirkim savo ir gyvenkim Jėzui. Ačiū, te laimina Jis Dievas. Tai jau priraginti esam sočiai, tai dabar perdodam šlovinimo grupiai ir vadovams, kad toliau vestų mūsų į Dievo šlovinimą. Ir po to jau pristatysim pilniau mūsų viešinę, bet dabar norim, kad jinai tik atsistotų ir mes jai paplotumėm, kad jinai perskrido Atlantą ir štai su mumis. Tiesiog tik taip pasveikinkime ją. O paskui pristatysime. Da
turbūt visi pažįstate, bet mes dar kartą labai sveikiname atvykusi Vilniaus arkivyskupą Gintarą Grušą, kuris irgi stebuklas, ne vien tik atliks mūsų prašytą dalį, tai reiškia šventų mišių šventimą, bet taip pat norėjo paklausyti kalbėtojos Mary Healy. Tai va, irgi dar vienas norintis, tai viešpats mums visiems suteikia. Daug norinčių šiandien susirinko, tai labai geras ženklas, nes Jėzus visą laiką klausia, ko nori? Va. Prisertina žmogus prie jo, jisai sako, ko nori, kad tau padaryčiau. Na tai va, tai čia pirmiausias Jėzaus rūpestis ir mūsų taip pat, kogi mes norim. Tai va, dabar jau pirmosios konferencijos pradžia. Ši moteris labai yra nuostabi savo kuklumu ir mažumu, bet žinokit, jos titulai, o lele. Tarptautinės katalikų charizminio atsinaujinimo tarnybos Vatikane doktrininės komisijos pirmininkė. Popiežiaus biblinės komisijos narė, kas moteriai labai reta, kad priimtų į tokią garbingą draugiją švento rašto žinovų. Švento rašto profesorė Detroito kunigų seminarijoje. Gyvena ir dirba Jungtinėse Amerikos valstijose. Dažnai kviečiama kalbėti tarptautinėse konferencijose apie šventą raštą, katalikų charizminį atsinaujinimą ir apie tai, ką dvasia kalba bažnyčiai mūsų dienomis. Ir yra parašiusi visą eilę knygų apie šventąją dvasią, apie šventosios dvasios krikštą, išgydymą, komentarus šventajam raštui ir kitokių visokiausių dalykų. O lele. Ir kas yra nuostabu, štai dėl šios moters, kad su visais šitais titulais, žinojimu ir daugiamečių dalyvavimu charizminiam atsinaujinime ir visokiuose kitokiuose tarptautiniuose renginiuose ir misijose, jis sako, aš naujai mokausi, pavyzdžiui, Brazilijos misijoje, būti atvira Dievui ir leisti jam daryti stebuklus, ženklus ir stebuklus ir žengti tikėjimu. Ir sako, tai man yra nauja patirtis. Tai tiesiog nuostabu yra jos ir paklausyti ir jos žinojimo ir jos patirties. So that was very short. Garbė Jėzui Kristui. Garbė Jėzui Kristui. Did I say that right? Ar pasakiau gerai, bet man atrodo, kad gerai. Thank you, Bishop. The Bishop taught me how to say that. I'm so happy to be with you. Taip džiaugiuosi būdama su jumis. I'm so honored to be with you. Ir iš tiesų didelė man garbė būti su jumis. I have a special love for Lithuania, this land of martyrs. Ypatingai myliu Lietuvą, šią šiaurinę šalį. Ever since 1990, when 3 members of the Living Stones community first came to the United States, nuo to laiko, kai 1990 metais 3 jaunuoliai iš gyvųjų akmenų atvyko į Jungtinės Amerikos valstijas. Including Ruta. Taip pat ir Rūta tame jaunuolė buvo tada. And they stayed with my parents. Ir gyveno mano tėvų namuose. And over the years, more Lithuanians came and they lived with my parents. Ir metais bėgant vis daugiau lietuvių atvykdavo ir gyvendavo mano tėvų namuose. And I came here in 1998 with a Renewal Ministries mission. Ir 1998 metais aš pati lankiausi Lietuvoje su Renewal Ministries, atsinaujinimo tarnybomis, amerikiečių misija. It was the first mission I ever went on. Tai buvo pirmoji misija, į kurią iš vis važiavau. It was such a beautiful experience. Labai graži patirtis. So I'm so happy to be here again. Taigi taip džiugu vėl man po tiek laiko būti čia. I want to begin with a word from Scripture. Noriu pradėti su žodžiu iš švento rašto. I think you know this word. Žinote šį žodį. Nothing is impossible for God. Nieko nėra neįmanomo Dievui. Do you remember who said that? Atsimenate, kas tai pasakė? Who said that? Paul. No. No, Paul, no. No, Mary, no.
Jesus, no. Nothing is impossible for God. Angel Gabriel. Yes, the angel Gabriel. Angelas Gabrielius pasakė tai. And to whom did he say it? Ir kamgi jisai pasakė, kokiam asmeniui? Oh, Marijai. you all know that. Ja, dabar jau žinom, kad Marijai. Maybe could all of us turn to the person next to us on the right and the left and tell them nothing is impossible for Gal God. galime pasisukti į asmenį žmogų šalia, sėdinti ir ištarti šį Dievo žodį. Nieka, ko nėra neįmanomo Dievui. Tai reiškia, Dievui viskas įmanoma. Nothing is impossible. Nothing is impossible for God. It's good to remind each other of that all the time. Yra gerai kartoti vienas kitam šį Dievo žodį. And here's another word from Scripture. Ir štai dar vienas švento rašto žodis. All things are possible to one who believes. Viskas yra įmanoma tam, kuris tiki. Who said that? Kasgi pasakė šį žodį? Paulius. Apostle Paul? No? Paul, no. Again? So, okay, another try. Dar vienas bandymas. Kas pasakė? Visa yra įmanoma tam, kuris tiki. Jesus. Jesus. Do you remember who he said that to? Ir Jėzus kam ištarė šį žodį? Martha? No. For Martha? No. 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 He said it to a man who had an epileptic son. Vyrui, kuris turėjo epilepsiją sergantį sūnų. Who had a terrible, insoluble problem. Iš tiesų neišsprendžiama problema. And he said to Jesus, if you can, please help us. Ir tas vyras, tėvas, sako, Jėzau, jeigu tu ką gali, padėk mums. And Jesus said, if you can, Jei ką gali, all things are possible to one who believes. viskas yra įmanoma tam, kuris tiki. Does anybody here have very big, difficult problems? Ar čia yra tokių, kurie turime labai sunkių problemų? Maybe a few of you. Keletas. Jesus says to you, all things are possible for one who believes. Tai Jėzus jums sako, viskas yra įmanoma tam, kuris tiki. So could you remind the person on your right and your left that all things are possible for one who Tai dabar believes? šį Dievo žodį viens kitam pasakykite. Viskas įmanoma tam, kuris tiki. All things are possible to the one who believes. To one who believes. Let's continually remind each other of that truth from the Word of God. Mes būtinai turime priminti šią tiesą nuolat vienas kitam. You know, Jesus was a man of joy. Jėzus buvo džiaugsmo žmogus. Jesus had more joy than any person who ever lived. Jėzus turėjo daugiau džiaugsmo negu bet kuris kitas kada nors gyvenęs. But do you know there's only one place in the Gospels where it says Jesus rejoiced? Tačiau vienoje vietoje, būtent tik vienoje vietoje, taip yra pasakyta, kad Jėzus pradžiugo, Jėzus džiaugiasi. Do you remember the place in the Gospel where it says Jesus rejoiced? Ar atsimename tą švento rašto vietą, kur pasakyta, kad Jėzus pradžiugo, Jėzus džiaugiasi? It's in Luke chapter 10. Luko Evangelijoje, 10 skyriui. And I want to look at that passage. It's very important. Norėčiau paskaityti šią rašto vietą, nes jinai labai svarbi. In Luke chapter 9, Jesus sent out the 12 apostles on a mission. Parašyta 9 Luko Evangelijos skyriui, kad Jėzus išsiuntė apaštalus į misiją. And in chapter 10, he sent out a larger group of 70 disciples. O 10 skyriui jau išsiunčia dar didesnę grupę, 70 mokinių. The 70 represent all his disciples.
Tai reiškia visus, tas skaičius simbolizuoja visus savo mokinius, jis išsiuntė į misiją. And he gave them this instruction. Ir davė jiems tokį nurodymą. Whenever you enter a town and they receive you, Kai tik įžengsite į miestą ir jūsų nepriims, heal the sick in jūs it priims, visų pirma gydykite ligonius and say to them, ir skelbkite jiem. the kingdom of God has come near to you. Dievo karalystė prisertino. That was his instructions. Tokios buvo jo mintis, tokie nurodymai. Proclaim the good news that my kingdom has come. Skelbkite gerąją naujieną, kad mano karalystė prisertino. But don't proclaim it only in words. Bet neskelbkite tik žodžiais. Jesus never told his church to evangelize with words only. Jėzus niekada neragino bažnyčios evangelizuoti tik tai žodžiais. He said, preach the coming of the kingdom with signs, with deeds that demonstrate the truth. Skelbkite karalystę lydimi ženklų ir stebuklų, kurie liudija tos karalystės buvimą. The deeds of power show the truth of the words that you speak. Todėl, kad ženklai ir galingas veikimas rodo, kad tai, ką tu kalbi, tai, ką tu skelbi, yra tiesa. And then the 70 returned from their mission. Ir štai mokiniai grįžta iš misijos They gave Jesus their mission reports. ir jam kalba savo misijos ataskaitas, pateikia jam ataskaitas. And it says they returned with joy, Parašyta, kad jie grįžo pilni džiaugsmo. saying, Lord, even the demons are subject to us in your name. Sako, viešpatie, net demonai paklūsta tavo vardui. They were so amazed Ir jie tikrai buvo nustebę, because they saw that the kingdom was being manifested in their midst. nes jie tikrai matė, kad Dievo karalystė skleidžiasi jų tarpe. People were being healed through them. Per juos žmonės gijo. And spiritual oppression and bondage was being broken through them. Ir taip pat dvasios prislėgimas ar apsėdimas, visi tie surišimai, viskas buvo sutraukyta. So they not only witnessed the coming of the kingdom, they participated in the coming of Jie the ne tik tai kingdom. matė savo akimis Dievo karalystės prisertinimą, bet jie buvo dalyviais to prisertinimo. Jesus' mission was being continued in them. Jėzaus misija tęsėsi per juos. And Jesus said to them, Ir štai Jėzus, kągi Jėzus jiems sako. I saw Satan fall like lightning from heaven. Mačiau šėtoną krintantį kaip žaibą iš dangaus. And he said, behold, I have given you authority Ir štai aš suteikiau jums valdžią, suteikiau jums galę to tread upon serpents and scorpions mindžioti, žalti, mindžioti gyvates and over all the power of the enemy, ir visą priešo galybę. and nothing will hurt you. Ir niekas jums nepakenks. But then he said, do not rejoice in this, Tačiau nesidžiaukite dėl to, that the spirits are subject to you, kad dvasios jums paklūsta, but rejoice that your names are written in heaven. bet džiaukitės, kad jūsų vardai yra įrašyti danguje. He was saying to them, don't get prideful. Jisai sako, nesididžiuokite. Don't start to think that you are important because the spirits are subject to you. Nesijauskite itin svarbus, kad dvasios jums paklūsta. It's my power at work in you. Todėl, kad tai yra mano galybė veikianti per jūs. But rejoice that your names are written in heaven. You will be with me forever. Bet džiaukitės, džiūgaukit, kad jūsų vardai yra įrašyti danguje ir jūs būsite su manimi amžinai. And then we see the joy of Jesus himself. Ir štai tada mes skaitome apie Jėzaus džiaugsmą. In that same hour, Jesus rejoiced in the Holy Spirit. Jėzus pradžiugo šventojoje dvasioje. Did you ever think about what does Luke mean by saying Jesus rejoiced in the Holy Spirit? Ką tai reiškia? Jėzus pradžiugo šventojoje dvasioje.
it doesn't just mean that he had a little smile on his face. Tai nereiškia, kad jis tiesiog tokia šypsenėlė veide pasirodė. I think he was laughing for joy. Aš manau, kad jisai tiesiog juokėsi iš džiaugsmo. Maybe Jesus was praying in tongues. Gal meldėsi kalbomis. He was overflowing with joy. Jis tiesiog tryško džiūgavimu. Why was he so joyful? Kodėl jisai taip džiūgavo? Because he was seeing his mission continued in the lives of his disciples. Nes jis matė, kad jo misija tęsiasi ir vyksta per jo mokinius. And he said, I thank you, Father, Lord of heaven and earth. Ir štai jisai meldėsi, Tėve, dėkoju tau, Tėve dangaus ir žemės viešpatie, dėkoju tau, That you have hidden these things from the wise and the understanding kad paslėpei tai nuo išmintingųjų ir gudriųjų and revealed them to babies. ir apreiškei mažutėliams. Yes, Father, for such was your gracious will. Taip, Tėve, nes tau taip patiko. Tokia buvo tavo valia. How many of you here are parents? Kiekgi iš jūsų čia esate tėvai? Almost all of you. Labai daug, beveik visi. You know what it's like on Christmas. Ar žinot, kas vyksta per Kalėdas? Is it Christmas when parents give? No. Okay. When you have chosen a perfect gift for your child, Kai parenkate labai tinkamą dovaną savo vaikui. a gift that's just for that child, Ta dovana tiksliai tam vaikui. and your little boy or your little girl pulls off the wrapping paper, Ir štai sūnus ar dukrelė išvinioja dovaną and you see their eyes light up, ir jūs matote, kaip jo akis išsiplečia. and they see the present, and they say, "Oh, this is exactly what I wanted." Ir jie pamatė tada, o būtent to aš ir norėjau. And then they begin to play with that gift. Ir pradeda žaisti su ta dovana. There's no joy quite like that, right? Tikrai su nieko nesulyginamas džiaugsmas. That's the joy that Jesus had in this passage. Iš tiesų, Jėzus džiaugiasi tokiu nesulyginamu džiaugsmu, su nieko nesulyginamu. His gifts chosen carefully for each one of his disciples. Jo dovanos tikrai parinktos kiekvienam jo mokiniui, specialiu būdu. His supernatural gifts that show his divine power. Jo dvasinės antgamtinės dovanos, kurios rodo jo jėgą, Being opened up and used. jos yra išviniojamos ir naudojamos. So, brothers and sisters, do you want to make Jesus happy? Tai, broliai, seserys, ar jūs norite pradžiuginti Jėzų? I'm sure you do. Tikrai manau, kad norite. As a mother or father, would you be happy if your child just looked at the gift Ar jūs džiaugtumėtės, va tėvas ar mama, jeigu vaikas tik pažiūrėtų į supakuotą dovaną and said, the wrapping paper is too pretty, I don't want to unwrap it? koks gražus viniojamas popierius, nenoriu jo plėšyti. Or if your child said, no, I'm not worthy to receive a gift. Arba, pavyzdžiui, sakytų vaikelis, oi, mama, oi, tėti, nesu vertas gauti tokios dovanos. How would you feel? Kaip jūs jaustumėtės? You would think, I'm giving you this gift because I love you. Taigi jūs sakytumėte jam, duodu aš tau šitą dovaną, nes myliu tave. That's why the Lord gives us these gifts. Štai kodėl viešpats duoda mums dovanas. Now, at the end of this passage, Ir štai šios ištraukos pabaigoje he turned to his disciples and said to them, pasisuka į savo mokinius ir sako, Blessed are the eyes that see what you see. palaimintos akys, kurios mato tai, ką jūs matote. For I tell you that many prophets and kings desired to see what you see Nes daugelis pranašų ir karalių troško tai matyti, ką jūs matote. and did not see it, Ir nematė to. and to hear what you hear Troško girdėti, ką jūs girdite. and did not hear it. Ir negirdėjo. I think as the disciples heard that, their hearts were burning within them. Aš manau, kai Jėzaus mokiniai girdėjo šitos žodžius, jų širdis užsidegė.
because they realized that what the Jewish people had been waiting for and hoping for so many centuries, Nes jie pradėjo suvokti, kad tai, ko žydų tauta troško ir laukė, jau pildosi. they were now seeing with their own eyes. Jie dabar pradėjo matyti ir mato savo akimis The presence of the Messiah, Mesijo buvimą, Mesijo atėjimą the visible coming of his kingdom. ir regimą Dievo karalystės prisertimą. How privileged they were. Kokie privilegijuoti jie jautėsi. Brothers and sisters, Jesus is saying those words not just to them, Tačiau Jėzus sako šios žodžius ne vien tik tai savo tiem pirmiesiem mokiniam, but to us. bet taip pat ir mums. How blessed are the eyes that see what you see. Palaimintos akys, kurios mato tai, ką mato. I believe we are living in an incredibly privileged moment in the history of the church. Aš manau, kad mes gyvename labai ypatingų bažnyčios laikmetyje. For the last half century, we have been living in the church a new Pentecost. Nes štai jau 50 metų katalikų bažnyčioje mes išgyvename naujasias sekmines. Which is really a coming alive of the first Pentecost. Tai tarsi atgyjimas pačių pirmųjų sekminių. Ever since Vatican Council II Nuo pat Antro Vatikano susirinkimo and the beginning of the Catholic Charismatic Renewal, ir katalikų charizminio atsinaujinimo pradžios, the Lord has been pouring out his Holy Spirit Viešpats lieja šventąją dvasią together with signs and wonders and miracles su ženklais, stebuklais, gydymais, and transformations of life and conversions atsivertimais, gyvenimo perkeitimais, on a scale that is comparable to the first centuries of the church. Ir iš tiesų mastas yra toks didelis, tikrai galime prilyginti jį pirmiesiems amžiams krikščionybės sklidimo su didžia jėga. And so I think we have to ask the Lord, Ir aš manau, mes turime klausti Viešpaties, why are you doing what you are doing in our time? kodėl tu darai tai, ką tu darai mūsų laikmetyje. We have to read the signs of the times and interpret them in the light of the gospel. Mes turime skaityti laiko ženklus ir aiškinti juos Evangelijos šviesoje. Why has the Lord been pouring out his Spirit in a new way? Kodėlgi Viešpats lieja, naujų būdų lieja šventąją dvasią. If we look against the background of modern history, Ir jei žvelgtumėm į šiuolaikinę istoriją, I think we can see part of the answer. jau įžvelgtumėm dalį atsakymo. Because the modern history of the Western world Nes vakarų pasaulis, jo istorija is the history of the abandonment of Christian faith. yra istorija apie tai, kaip žmonės nusisuka nuo krikščionių tikėjimo, It has been a history of turning away from God, nusisuka nuo Dievo. Tokia istorija. of Europe losing touch with its Christian roots, Europa prarandanti savo krikščioniškas šaknis. and North America the same. Taip pat ir Šiaurės Amerika. Secular ideologies being pushed throughout the world by Europe and North America. Sekuliarios ideologijos, jos tiesiog stumiamos, skatinamos ir plinta per Europą ir Ameriką. Many millions of baptized Christians no longer having any contact with the Lord and the church. Daugybė pakrikštytų krikščionių neturi ryšio su Dievu, neturi ryšio su Viešpačiu. And we're seeing the bad fruit of a world that has turned away from God. Ir mes ragaujame tuos blogus vaisius pasaulio, kuris nusisuko nuo Dievo. A loss of the sense of the dignity of the human person. Tai visų pirma žmogaus asmens garbingumo, orumo praradimas. A loss of the sense of the sacredness of every human life. Kiekvienos gyvybės sakralumas, šventumas.
a loss of clarity about marriage and family, Praradimas to šventumo, gyvybės šventumo, santokos, šeimos šventumo. and even confusion about who we are as men and women created in the image of Tai God. visiškas pasimetimas, kasgi mes esame tokie kaip vyrai ir moterys. As society moves further away from God, Kuo toliau visuomenė tolsta nuo Dievo, tuo stiprėja šie dalykai. there is a dimming of the light that comes from God. Nes blėsta ta Dievo teikiama šviesa. And that has many destructive effects. Ir todėl pilna žlugdančių pasiekmių. You here in Lithuania have suffered so much Jūs from Lietuvoje those trends of recent history of the last century. taip pat esate patyrę ir kenčiate nuo šių pasiekmių, nuo šių pasireiškimų. The Lord knew the times we would be living in. Viešpats tikrai žinojo šį laikmetį. He knew that it would not be enough for us to continue in the same way as before. Ir jis žinojo, kad mums nepakaks jėgų tęsti to senuoju būdu. We're in such a very different situation. Mes labai kitokioje situacijoje. The church cannot be who she is Ir bažnyčia nebegali būti tuo, kuo ji yra, without a new outpouring of the Holy Spirit from on high. be naujo šventosios dvasios išliejimo iš aukštybių. And so the Lord is giving us from heaven everything we need. Tai štai kodėl viešpats duoda mums visą, ko mums reikia For this current situation. šioje dabartinėje mūsų situacijoje. And so I want to just remember together how the Lord began the charismatic renewal. Noriu tiesiog priminti, kaipgi viešpats pradėjo ir kaip jis judėjo per katalikų charizminį atsinaujinimą. Because it was a work of God. Tai tikrai Dievo darbas. It was not a work of any human being. Tai nebuvo jokio žmogaus darbas. No one decided we need a charismatic renewal. Nieks nenusprendė, kad mums reikia tokio judėjimo. Nei vienas žmogus nenusprendė to. In a way, it began with the Pentecostal revival at the beginning of the 20th century. Iš tiesų turime pradėti dar anksčiau 20 amžiaus pradžioje, kai prasidėjo sekmininkų judėjimas, Through which the Lord has touched hundreds of millions of Protestant Christians. Per jį viešpats palėtė daugybę brolių ir sesių protestantinėse bendruomenėse. And then at Vatican Council II, there was a new or a rediscovery of the charismatic dimension of the church. Ir štai jau katalikų Vatikano antrojo susirinkimas, jo metu bažnyčia iš naujo atrado tą charizminę bažnyčios dimensiją. There was a rediscovery of something that had been neglected for a very long time. Iš naujo atrado tai, kas buvo tarsi apleista ir užmiršta. That the Holy Spirit works not only through the sacraments, Kad šventoji dvasia veikia ne tik per sakramentus, but also by distributing gifts among all the faithful. bet ir taip pat dalindama dovanas visiems tikintiesiems. Gifts that are suitable for the building up of the church. Per dovanas, kurios yra skirtos bažnyčios statybai, ugdymui. And so it was not a coincidence that only 2 years after the council, Ir tai neatsitiktinai, kad po 2 metų, po pasibaigus antrajam Vatikano susirinkimui, the charismatic renewal was born. katalikų charizminis judėjimas prasidėjo. It began with a group of college students in Pittsburgh, Pennsylvania, USA. Prasidėjo Pittsburghe, Pensilvanijoje, Amerikoje, koledžo studentų tarpe. They were hungry, they were thirsting for something more. Jie iš tiesų troško kažko tai daugiau. And they had been asked as a preparation for this retreat Ir jie turėjo rekolekcijas ir rekolekcijų vadovai prašė jų padaryti namų darbą, pasiruošti rekolekcijoms. to read the first 4 chapters of the Acts of the Apostles. Skaityti apaštalų darbus nuo 1 iki 4 skyriaus And also a book called The Cross and the Switchblade.
Ir taip pat tokią knygą, kuri vadinasi Kryžius ir toks atlenkiamasis peilis. And during that weekend, one of the students decided, I want to renew my confirmation promises to God. Vienas studentas rekolekcijų metu panoro atnaujinti savo sutvirtinimo įžadus. And so some of the students did that. Ir keletas studentų tai padarė. But then on the Saturday of the retreat, Ir štai šeštadienį, rekolekcijų metu, the plumbing in the retreat center broke down. Kanalizacija ar vandentiekis sugedo. And the students were told, you're probably going to have to go home because there's no water at the retreat center. Studentams pasakė, kad turbūt jums reikės važiuoti namo, nes sugedo vandentiekio sistema. And so the students decided to pray for water. Ir studentai nutarė melstis, kad būtų vandens. And they began to even thank God for water before they had seen the prayer answered. Ir jie iš anksto jau pradėjo Dievui ir dėkoti už vandenį, nors dar ta malda nebuvo atsakyta. Oh Lord, thank you for giving us water. Ačiū tau, Dieve, kad tu duodi mums vandens. The Lord answered that prayer in more ways than one. Ir iš tiesų Viešpats atsakė į tą maldą ne vienu būdu, įvairiais būdais. All of a sudden the plumbing began to work. Visiškai stebuklingai vandentiekio sistema pradėjo veikti. And that night, one of the students went into the chapel, the Ir Eucharistic štai, chapel, tą naktį vienas iš studentų įėjo į koplyčią and he was immediately overwhelmed by the presence of God. ir buvo nustėręs nuo Dievo artumo, nuo Dievo buvimo toj koplyčioj. The presence of God was so thick in that room Ta Dievo buvimas buvo toks tankus, toks tirštas that koplyčioj, he immediately fell flat on his kad face. jis tiesiog parkrito veidu į žemę. And his heart was burning with the love of God. Ir širdis pradėjo degti meilę Dievui. And he just began to praise God aloud in an unknown language. Ir tas studentas pradėjo šlovinti Dievą negirdėtą, nesuprantamą kalbą. And then another student walked in, Patty Mansfield. Ir tada kita studentė įėjo į koplyčią, jos vardas Patty Mansfield. And the same thing happened to her. Tas pats atsitiko su ja. She was flat on her face. Jinai griuvo veidu į žemę. And somehow her shoes came off. She doesn't even know how her shoes Ir came net off. nežinia, kaip ten atsitiko, kad batai jos net nukrito. And she was just overflowing with praise. Ir jinai tiesiog tryško šlovinimu. And other students came in and the same thing. Ir labai įdomu, kad visi studentai visi eidavo į koplyčią ir su jais tas pats darėsi. Some of them were laughing. Kai kurie juokėsi, Some of them were crying. kai kurie verkė. And they praised God for hours and hours without being tired. Ir nepavargdami šlovino Dievą valandas. From that day forward, their lives completely changed. Ir nuo tos dienos jų gyvenimai visiškai pasikeitė. They were baptized in the Holy Spirit. Jie patyrė krikštą šventąją dvasią. And they began to see other gifts being manifested, prophecy and healings. Ir jie paskui patyrė ir kitas dovanas pasireiškiančias - pranašavimą, gydymą, Words of knowledge, words of wisdom, pažinimo žodį, išminties žodį, discernment of spirits. dvasių skirimą. And very quickly, what God had done with them began to spread to other college students. Ir labai greitai Dievas juos padarė tokiais įrankiais, kad jie skleidė šią žinią per savo koledžą ir kituose koledžuose. And began to spread all over the world. Ir po to plito per visą pasaulį. So that today, more than 150 million Catholics have been baptized in How the many Holy Spirit. million? 150 million. Taigi šiuo metu pasaulyje 150 milijonų katalikų yra patyrę šį šventosios dvasios krikštą. So what are God's purposes in this? Koksgi Dievo tikslas? Ką jis nori daryti su tuo? Not just so that we could have a good experience Tikrai ne tam, kad mes turėtumėm puikią patirtį.
a spiritual high, kad būtumėm pakilėti labai dvasioje. happy prayer meetings. Ar kokius džiaugsmingus maldos susirinkimus turėtume. Yes, God loves all that, Be abejo, visa tai yra svarbu. but his purpose is so much bigger. Bet Dievo tikslas yra didesnis. His purpose is that the kingdom of God would be manifested. Dievo tikslas, kad ateitų Dievo karalystė ir reikštųsi matomų būdų. And the love and the power of God would be given out to a world that is so wounded and broken. Ir kad Dievo meilė ir Dievo galybė būtų suteikta tam pasauliui, kuris yra toks sudaužytas, toks sergantis. Listen to what Jesus said to his disciples when he first sent them out on mission. Paklausykime, ką Jėzus sakė savo mokiniams, kai pirmą kartą išsiuntė juos į misiją. This is in Matthew chapter 10. Mato Evangelija 10 skyrius. Jesus said to them, Štai Jėzus sako, "Go and preach, the kingdom of God is at hand." eikite ir skelbkite, prisertino Dievo karalystė. But just like in Luke, he didn't say evangelize with words. Bet taip kaip ir Luko Evangelijoje, čia tas pats. Jis nepasakė, kad tik žodžiu, tik žodžiais skelbkite. Make sure they are eloquent and theologically sophisticated. Jėzus neliepė būti labai iškalbingiems ir teologiškai pasikauščiusiais. He said, "Go preach the kingdom, Jėzus sakė, eikite ir skelbkite karalystę. heal the sick, Gydykite ligonius, raise the dead, prikelkite mirusius, cleanse lepers, nuvalykite raupsuotusius, cast out demons, išvarinėkite demonus demonstrate the reality of the kingdom ir parodykite Dievo karalystės realumą with healings and signs and wonders." su išgydymais, su ženklais, su stebuklais. Now, some people read that and they say, "Well, yes, but that was for the apostles and they were special." Kai kurie žmonės skaito tai ir sako, kad, tai buvo skirta apaštalų laikams. Well, we already saw in Luke that Jesus said the same thing to the 70 disciples. Bet tarsi Luko Evangelijoje mes matom, kad Jėzus ir 70 žmonių tą sakė, ne tik tai apaštalams. And in the Gospel of Mark, after Jesus rose from the dead, O Morkaus Evangelijoje, kai Jėzus prisikėlė iš numirusių, he said, "Go preach the gospel to the whole world." Jėzus taip pat sakė visiems savo mokiniam, eikite visą pasaulį, skelbkite Evangeliją. These signs will accompany those who believe. Ir štai kokie ženklai lydės tuos, kurie tiki. Notice he didn't say, "These signs will accompany only great saints." Jėzus nesakė, kad šie ženklai lydės tik tai didelius šventuosius. He didn't say, "These signs will accompany only bishops Jėzus nesakė, kad šie ženklai lydės tik tai vyskupus or only priests." arba tik kunigus. He said, "These signs will accompany all who believe." Jėzus sakė, šie ženklai lydės tuos, visus tuos, kurie tiki. Hallelujah. In my name they will cast out demons. Mano vardu jie išvarinės demonus. They will speak in new tongues. Jie kalbės kalbomis. They will pick up serpents. Jie ims į rankas gyvates. If they drink any deadly thing, it will not harm them. Ir jie išgers mirštamų nuodų, jiems nepakenks. That means they will have protection from the enemy. Tai reiškia, kad jie turės apsaugą nuo piktojo. They will lay their hands on the sick and they will recover. Jie dės rankas ant ligonių ir tie pasveiks. That's what Jesus taught his disciples. Štai ko Jėzus mokė savo mokinius. And that's what his disciples have been doing from the beginning of the church. Ir tą Jėzaus mokiniai darė nuo pat bažnyčios pradžios. We see it in the Acts of the Apostles. Ir toliau tą matome apaštalų darbuose.
We see it in the early centuries of the church, with the fathers of the church. Visą tai matome ir pirmaisiais bažnyčios amžiais, bažnyčios tėvų laikmetyje. One of the great fathers, Saint Irenaeus, Vienas iš bažnyčios tėvų, šventasis Irenėjus, said this: štai ką jisai sakė. the disciples, meaning in his time, in the 3rd century, Jėzaus mokiniai 3 amžiuje do miracles in his name. Jėzaus vardu daro stebuklus Some have prophetic knowledge of things to come. ir gauna pranašystę apie dalykus, kurie turi įvykti. Some lay their hands on the sick and they are healed. Kai kurie deda rankas ant ligonių ir tie pasveiksta. He says even dead people have been raised up and stayed with us for many years. Netgi mirusieji prikeliami ir toliau gyvena daugelį metų. He says it is not possible to name all the gifts that Jesus has given his church. Ir Irenėjus sako, neįmanoma išvardinti visko, ką Jėzus duoda savo bažnyčiai. And those gifts continued in the history of the church. Ir bėgant amžiams per bažnyčios istoriją šios dovanos tęsiasi, jų pasireiškimas tęsiasi. For example, one of the greatest missionaries in the history of the church Pavyzdžiui, vienas iš didžiausių misionierių bažnyčios istorijoje was Saint Francis Xavier, the Jesuit, Pranciškus Ksaveras, jėzuitas, who brought the gospel all the way to Japan. kuris atnešė Evangeliją į Japoniją. Saint Francis did many miracles, Daugybė stebuklų per jį vyko. but he understood it's not only saints through whom God does miracles. Tačiau Pranciškus Ksaveras suprato, kad Dievas veikia ne tik tai per šventuosius. One time when Francis was in India, Vieną kartą, kai Pranciškus Ksaveras buvo Indijoje, and he was writing letters home to his Jesuit brothers, rašė laiškus savo jėzuitų broliams in one letter, jėzuitams, jisai viename laiške sakė, there are so many sick people asking me to come to their villages and pray with them. čia tiek daug sergančių žmonių, kurie ateina iš įvairių kaimų, kad aš už juos melščiausi dėl išgydymo, That it's not possible for me to respond to all the requests. neįmanoma man atsiliepti į visus jų prašymus. So I found a solution. Taigi radau sprendimą. He said, I take the children, Sako, pasikviečiu vaikus, Indian children who are newly evangelized, just baby Christians. į visiškai jaunus krikščionius, kurie ką tik tai suevangelizuoti. And I teach them some prayers, Išmokau juos keletą maldų and I send them into the villages. ir išsiunčiu juos į kaimus And they teach people prayers, ir jie mokina kitus žmonės maldų and they tell them how to have great faith that Jesus heals. ir mokina žmonės tikėti, turėti stiprų tikėjimą, kad Jėzus gydo. And he said, God is doing so many miracles through those children. Ir Dievas daugybę stebuklų daro per tuos I vaikus. can hardly keep up with all the people who are coming into the church because of them. Ir dėka tų vaikų, kurie evangelizuoja ir gydo, daugybė žmonių ateina į bažnyčią. God doesn't need only missionaries and Jesuits and saints. Jėzus nepasitenkina vien tik tai, ir jam neužtenka vien tik tai šventųjų ar jėzuitų, To show his power, kad parodytų savo galybę. he just needs a childlike heart. Jam reikia vaiko širdies. He loves to work through a humble, childlike heart. Iš tiesų, Dievas mėgsta, jam patinka veikti per mažutėlio širdį, nuolankaus mažutėlio širdį. It's not that God's doing miracles is unusual. Nėra taip, kad Dievo stebuklai yra tokie neįprastas dalykas. It's our modern times, the last 500 years, that have been unusual. Iš tiesų, tai paskutiniai tie 500 metų, tai modernieji laikai, šis laikmetis yra neįprastas. Because we have had such a loss of faith in God's Todėl, power. kad šiame laikmetyje, moderniaisiais laikais, žmonės labai prarado tikėjimą. The Lord is renewing that faith today Ir Dievas iš naujo atgaivina tikėjimą. because the world is in such desperate need
of coming to know the love of Jesus Christ. Todėl, kad pasauliui taip reikia, tas poreikis yra toks gilus, toks neatidėliotinas, kad žmonės pažintų Dievo meilę. The Lord is calling us to reclaim our heritage as Catholics. Ir iš tiesų Viešpats kviečia, kad mes atgautumėm savo paveldėjimo, savo nuosavybės teises. Every one of us is anointed by our baptism Nes kiekvienas, kuris yra pakrikštytas, yra pateptas to be a son or daughter of God, ir yra sūnus ir dukra, Dievo sūnus, Dievo dukra, filled with the Holy Spirit, pripildyta šventosios dvasios, to bring the presence of Christ and the fragrance of tam, Christ kad neštų Jėzaus buvimą, Jėzaus artumą, wherever we go. kur tik tai jis eina. The Lord has strategically placed each one of his children Viešpats nori mokyti ir pripildyti kiekvieną savo vaiką. exactly where he has you, each one of you. Ten, kur mes esame, ten, kur kiekvienas iš mūsų gyvename. Whatever town or city you live in, Kokiame mieste ar didelėme mieste mes gyvenam. the Lord has placed you there Ir Viešpats būtent mus ten ir patalpino savo tikslui, so that you can be the presence of the kingdom of God in that place. kad toje vietoje mes būtumėme Dievo artumo įrankis, Dievo karalystės įrankis, So that you can bring the fragrance of Christ to that kad place. galėtumėm skleisti toje aplinkoje Jėzaus Kristaus kvapą. Your home, your school, your workplace. Namai, mokykla, darbovietė. You are in contact with people that only you can bring Jesus to. Kiekvienas iš mūsų esame tas žmogus, kuris turime ryšius su žmonėmis, per mus Jėzus gali juos paliesti. He's sending you. Todėl jisai mus ten ir siunčia. And he never sends his children without equipping them. Ir Jėzus niekada nesiunčia savo vaikų, jų neįgalinęs. Giving them all the heavenly power they need. Jėzus visų pirma įgalina mus Dievo galybę, suteikia mums Dievo galybę. I think this weekend the Lord wants to equip you again. Ir aš manau, kad šį savaitgalį Viešpats iš tiesų trokšta mus įgalinti, suteikti mums galybę. I think he wants to give you a deeper confidence in his love for you. Kad dar labiau pasitikėtumėm į Dievo meilę, kad Dievas mus myli, And his power at work in you. kad dar labiau pasitikėtumėm tą Dievo jėgą veikiančią mumyse ir per mus. I think he also wants to break some bondages that can be over even a people and a nation. Ir taip pat manau, kad Viešpats trokšta sulaužyti tam tikras užtvaras, tam tikras kliūtis, kurios rakina kiekvieną žmogų ir net visą tautą. I think now in Lithuania there's more freedom than I saw when I was here in 1998. Aš manau, dabar Lietuvoje yra žymiai daugiau laisvės negu tada, kai aš buvau atvykus 98 metais. But still many effects of communist oppression. Bet vis tiek dar daug tų komunistinio režimo pasiekmių. I think this is a weekend when the Lord wants to bring new freedom, deeper freedom. Ir aš manau, kad ir per šį savaitgalį Viešpats nori dar daugiau laisvės atnešti. Dvasinės laisvės. I think he wants to give you new gifts Aš tikrai manau, kad Viešpats nori jums suteikti naujų dovanų, for carrying out the mission he has for you. kad jūs ir toliau galėtumėte tęsti tą misiją, kurią jisai jums yra numatęs. So I'm going to talk this afternoon Taigi po pietų aš kalbėsiu about the charisms of the Holy Spirit. apie šventosios dvasios charizmas. And then tonight we're going to pray for a fresh outpouring of the Holy Ir Spirit. vakare melsimės dėl
tokio šventosios dvasios naujo išliejimo. So have expectant hearts. Tai kviečiu, kad mes lauktumėm tokiom atvirom ir laukiančiom širdim. And keep reminding yourself and everyone around you Ir vis priminkim savo ir vienas kitam, that nothing is impossible for God. kad niekas nėra neįmanoma Dievui. Nieko nėra neįmanomo Dievui. Amen. Now, Ir dabar dar pabaigai viena istorija. First I have to tell you, the Lord has been showing me new things in the last 4 years. Per pastarosius 4 metus Viešpats man rodo naujus dalykus. 4 years ago, I had a sabbatical from teaching at the seminary for Prieš one 4 semester. metus aš buvau tokiems šabo metams nuo savo universiteto. And a sabbatical is a time where you're supposed to do extra research in theology. Nu, tie šabo metai, toks pavadinimas tik tai, bet iš tiesų tai yra metai skirti daryti moksliniams tyrimams. And when I prayed, Lord, what do you want me to study? Ir kai aš meldžiausi, klausdama Viešpatie, ką tu nori, kad aš studijuočiau, tyrinėčiau, The Lord led me to study healing. ir Viešpats man davė suprasti, kad išgydymą And the role of healing in evangelization. ir išgydymo vietą, rolę evangelizacijoje. It really was like the Holy Spirit was pushing me to do that. Tarsi šventoji dvasia mane skatintų tikrai tą daryti. And not just to study by reading books and studying scripture and church history, Ir ne vien tik tai studijuoti šventą raštą ar bažnyčios istoriją, skaityti įvairias knygas tą temą, but to see healing in action. bet matyti vykstančius išgydymus. To see what the Lord is doing today through people who have great faith. Matyti, ką Viešpats daro šiomis dienomis per žmonės, kurie turi stiprų tikėjimą. And so I did. I went on some mission trips. Ir aš iš tiesų vykau į keletą misijinių kelionių. And I saw amazing things, many miracles. Nuostabių dalykų mačiau, daugybę stebuklų. And then I knew the Lord was calling me to step out in faith and to begin praying with much greater faith Ir for healing. negana to, aš pajutau, kad Viešpats ir mane kviečia, kad aš žengčiau tikėjimu daryti stebuklus. And because I've been in the charismatic renewal for many years, Kadangi buvau charizminiam atsinaujinime daugybę metų, I've been praying over people for many years. daugybę metų meldžiausi už žmonės. And occasionally I saw maybe somebody had a headache that would diminish. Kartais kam nors galvos skausmas praeidavo, Maybe a stomach ache that would feel a little bit better. kažkas truputėlį geriau pasijusdavo. But in the time that I began to pursue healing, Bet vat, šiame laike prieš 4 metus, kai pradėjau specialiai siekti to išgydymo, tyrinėti I išgydymą, saw more miracles within a few months than I had seen in the rest of my per life put keletą together. mėnesių mačiau tiek stebuklų, kiek per visą savo gyvenimą And nemačiau. I still see many miracles. Tai daugybė stebuklų. So I'll just tell you one. Taigi vieną atvejį Do I still papasakosiu. have time for Of course, 2. two? or three? Okay. 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 I was giving a talk at a Catholic school. Kad kalbėjau katalikiškoje gimnazijoje. And afterward, a teacher came to me and she said, "Would you pray for me?" Priėjo mokytoja ir sako, gal pasimelstum už mane. She said, "I'm having trouble breathing. I think I might have pneumonia." Man sunku kvėpuoti, gal turiu plaučių uždegimą. And so I said, "Oh, yes, I'll pray." And there were some other teachers there. And I said, "Come pray over her with me." Ir aš pakviečiau dar kitas mokytojas, sakau, melskimės už šią sesę. And so we prayed for a few minutes. Pasimeldėm kelias minutės. And then one of the other teachers, who was her good friend, Ir viena iš mokytojų, kuri buvo gera draugė, said, "Why don't you get prayer for that other thing too?" jinai jai pašnipštėjo, o kodėl tau ir nepaprašius už tą kitą dalyką pasimelst. And she said, "Okay." Sako, gerai. She said, "Nobody knows this, but I have a hemorrhage like the woman in the gospel." Sako, niekas to nežino, bet iš tiesų aš kraujuoju, taip pat kaip ta moteris iš Evangelijos.
It's been going on for 2 years, Jau 2 metai tai tęsis. and I have to take very heavy medication for it, Ir turiu labai gerti stiprius vaistus, which has terrible side effects. kurie tų vaistų šalutiniai poveikiai labai stiprus. And I've tried to go off the medication, Stengiausi mesti tuos vaistus, but I ended up in the hospital and almost died. bet atsiduriu ligoninėje ir vos nemirštu. And she said, it hasn't stopped the bleeding, Ir niekaip nenustoja kraujas. and I don't know if I'll even be able to continue teaching. Nežinau, ar galėsiu dirbti mokytoje. So I said, okay, let's pray for that. Tai sakiau, gerai, melskimės dėl to. And as we began to pray, Kai pradėjau melstis, the Holy Spirit reminded me šventoji dvasia priminė man, that there are sometimes obstacles to a person receiving healing. kad kartais yra kliūčių, kodėl žmogus nepriima išgydymo. One of the biggest obstacles is unforgiveness. Ir viena iš didžiausių kliūčių yra netleidimas. And so I asked this woman, Ir aš klausiu tos moters, did anything painful happen in your life about the time that this began? ar kas nors skausmingo įvyko tavo gyvenime, kai prasidėjo tas kraujavimas? She said, well, yes. Sako, nu taip. That was the time when my husband stopped going to church. Tuo metu mano vyras nustojo eiti į bažnyčią. I could see that was very painful for her. Ir aš mačiau, kad tas faktas buvo jai labai skaudus. Her husband had abdicated his spiritual leadership in the family, left her alone. Vyras metė būti dvasios vedliu savo šeimos. And so I said to her, have you forgiven him? Ir aš klausiu, ar tu jam atleidai? She said, well, I've tried. Sako, o, nu, bandžiau. I could see that she hadn't quite forgiven him yet. Ir tikrai mačiau, kad turbūt, kad jinai nėra jam visai pilnai atleidus. And so I explained to her what forgiveness is. Aš paaiškinau jai, kas yra atleidimas. To forgive does not mean that you minimize the offense. Atleisti tai nereiškia sumažinti žalą. It doesn't mean that you just sweep it under the rug Ar kaip sušluoti ją po kilimėliu. and say, oh, it's okay, no big deal. Sakant, oi, nieko tokio, menkniekis. Because sometimes the offense was a very great offense. Nes dažniausiai tas sužeidimas yra didelis. But to forgive is to say, I let God be the judge of that person. Bet atleisti, tai reiškia leisti Dievui būti to žmogaus teisėju. I give up my right to hold it against that person. Aš atsižadu tos teisės teisti tą žmogų, kažką turėti prieš jį. I choose to forgive from the heart. Aš iš širdies pasirenku, apsisprendžiu atleisti. And so I asked this woman, are you willing to do that? Klausiau tos moters, ar jinai nenorėtų to padaryti. And she said, okay. Sako, gerai. And so she said a simple prayer forgiving her husband. Tai ji sukalbėjo labai trumpą maldą, atleido savo vyrui And then we prayed over her for the hemorrhage. ir mes meldėmės dėl jos kraujavimo. And then I left. Ir aš išvykau. And then 11 days later, I got an email from her. Po 11 dienų aš gavau elektroninį laišką nuo jos. And she copied all the faculty members and all the staff on the school. Ir ji taip pat išsiuntinėjo tą laišką ir kitiems kolegoms savo To mokykloje. tell everybody what God had done. Ji visiems pasakė, ką Dievas padarė. She said, when you prayed, Sako, kai tu meldėjaisi, it was like a warm blanket came over me. toks šiluma sklido mano kūnu. And I can't even tell you how wonderful it was. Kaip tai buvo nuostabu. And I felt like I had been healed. Ir tarsi jutau, kad esu išgydyta. And she said, I looked up at the crucifix. Žvelgiau į kryžių. She said, you have to understand, I'm a scientist and I'm a skeptic. Tu suprask, aš esu mokslininkė ir aš esu skeptiška. So this was not normal for me. Man tai nebuvo normalu. But I looked at the crucifix and I said, Jesus, did you heal me? Ir aš žvelgiu į nukryžiuotąjį ir klausiu, Jėzau, ar tu mane gydai? And he nodded. Ir jisai linktelėjo. And she said, I have been completely healed since Sako, then. nuo to laiko aš esu visiškai išgydyta. Hallelujah.
Another one? Okay. I was on a mission in Brazil, Buvau misijoje Brazilijoje. and we were praying over people. They were coming for prayer ministry. Daugybė žmonių atėjo maldos dėl išgydymo. And a young boy came to me. Jaunas vaikinas priėjo prie manęs. I said, "What would you like prayer for?" Dėl ko nori, kad pasimelščiau? He said, "I'm having trouble with my vision." Sako, prastai matau. And so I asked him so I could get an idea of the problem. I said, "Can you read that sign over there?" Ir kad suprast, kokia problema, sakau, ar gali perskaityti tą užrašą tenai? He said, "Yes, but it's reading close up that I have a Toli problem." galiu, bet sako, visiškai negaliu arti skaityti. I said, "Have you seen a doctor?" Ar ėjai pas gydytoją, šį klausimą? He said, "No." Ne, nejau. And it struck me that it's especially for the poor. Ir mano širdį labai palėtė va, tas vargšų poreikis. People who don't have good access to medical care. Žmonių, kurie neturi prieimo prie medicinės pagalbos. All they have is God. Visa, ką jie turi, yra tik Dievas. They especially have faith. Ir tikrai jiems ypatingai reikia tikėjimo. And the Lord especially loves to work miracles in them. Ir viešpats tikrai labai noriai daro stebuklus jiems. And so I began to pray for this boy. Pradėjau melstis su šitą berniuką. And then after a few minutes, I said, "Now, does it seem any different?" Ir po kelių minučių sakau, ar kas nors vyksta, ar keičiasi tavo regėjimas? He said, "Maybe." Gal, sako. I said, "Well, let's see if we can find a book for you to read." Sako, raskim knygą, kad tu paskaitytum. And people were looking around. Žmonės For a ieškojo book. knygos, And then somebody found a Bible. kažkas rado Bibliją, It was the smallest Bible I had ever seen. pačią mažiausią Bibliją, kokią esu mačius. And the text was so small, I could hardly read it. Tekstas buvo toks mažas, aš negalėjau įskaityti. But that boy opened to a random page and he read down the page, no problem. Ir tas berniukas atsivertė Bibliją ir ją perskaitė, va taip atsitiktinai atsivertęs. Glory to God. Taigi, šlovė Dievui. Should I do more or wait till... One more and we finish. Okay, one more. This is a story of my friend. Mano draugės istorija. She was at a coffee shop with her friend, Jinai buvo kavinėje su drauge. and she was telling her friend about the baptism in the Holy Spirit Pasakojo savo draugė apie šventosios dvasios krikštą. and how the Lord loves to do miracles. Ir kaip Dievas mėgsta daryti stebuklus. And her friend was really interested and she was asking a lot of questions. Ir draugė labai susidomėjus klausinėjo. And as they were talking, Kai jos kalbėjosi, they looked out the window of the coffee shop and they saw 3 women coming in. ir besikalbant jom pažvelgė pro langą ir ten 3 moterys įeidinėjo į kavinę. And the woman in the middle was limping, Ir vidurinioji iš jų šlubavo, and she was being supported by her friends. o draugės ją prilaikė. And so my friend, Randa, Taigi mano draugė Renda, turned to her friend and she said, "Watch this." sako, pasisuko į savo draugę ir sako, stebėk, kas bus. Bold faith. Jinai labai drąsi tikėjime. And so the 3 ladies came in and they got their coffee and they sat down. Taigi tos 3 moteriškės pasėmė kavą, atsisėdo, And Randa walked over to them Renda priėjo prie jų, and she said, "I saw that you were limping. Is sako, something wrong with your mačiau, leg?" kad tu šlubuoji. And the lady didn't speak English, but her friends translated. Ta moteris nekalbėjo angliškai, bet jos draugės išvertė. And they said she had a stroke. She's having trouble walking and she's in pain. Sako, ji jau turėjo insultą ir todėl ji dabar sunkiai eina ir jai skauda. Randa said, "Can I pray for her?" Renda pasisiūlė pasimelsti, sako, ar aš galiu už ją pasimelsti. Okay. So she Gerai. prayed. Taigi ji meldėsi. And then after praying, she asked the lady, "Would you stand up and see if you can move your leg anymore?" Ir pasimeldė už tą šlubuojančią moterį ir po maldos sako, ar tu negalėtum atsistoti dabar ir pasižiūrėti, gal tu jau geriau gali judėti. The lady stood up and tried to move her leg, Moteris atsistojo, pradėjo judinti koją and she started screaming. ir pradėjo netgi šaukti. And Randa said, "Is she okay?"
Tada Renda sako, ar jai viskas gerai? And her friend said, she can move her leg and she doesn't have pain anymore. Sako, ji judina savo koją ir nebeturi skausmo. And so Randa spoke to her and said, you know, that was Jesus who healed Tada you. Renda sako, čia Jėzus tave išgydė. She talked to the lady. The lady said she was Catholic. Pasikalbėjau su ta moterim, sužinojo, kad jinai yra katalikė. And Randa spoke to her about Jesus' love. Ir Renda toliau kalbėjo apie Jėzaus meilę. And then she went and sat down again. Tada sugrįžo pas savo draugę, atsisėdo. But she noticed that there was a husband and wife at another table staring at her. Pastebėjo, kad ten prie gretimo staliuko sėdi vyras ir žmona ir spokso į ją išpūtę akis. And she noticed that the woman had a cane on her chair. Ir pastebėjo, kad moteris turi lazdelę ant kėdės. So she went to this other woman. Jinai priėjo prie anos. She said, would you like me to pray with you? Gal ir tu nori, kad už tave pasimelščiau? Yes. Ta pradėjo linkčioti. And so this other woman said she has fibromyalgia. Dabar čia medicininė, kaip sakant, kondicija, medicininė diagnozė. Fibromyalgia, skausmas nervų ir raumenų. Yeah. And she prayed with that lady. Ir pasimeldė ir už tą moterį. All her pain completely left. Ir visas skausmas dingo. Now Randa's friend was watching all this. O Rendos draugė žiūrėjo. She began to cry. Pradėjo verkti. Randa said, why are you crying? Sako, kodėl tu verki? Renda klausė jos, kodėl tu verki? She said, because I didn't know that Jesus does this. Aš sako, nežinojau niekad, kad Jėzus taip daro. Her heart was deeply touched. Jos širdis labai buvo paliesta. They sat down again. Vėl jos atsisėdo. And then they noticed a man at another table staring at them. Ir žiūri, dar vienas žmogus nuo kito staliuko į jas spokso. So Randa said, come on, let's go talk to him. Tai sako, eikime su juo pakalbėsim. They went and Randa said, do you have any pain? Priejo Renda ir sako, gal ir tu kokį skausmą turi? He said, who doesn't? Kasgi neturi? And he explained that he had pain in his legs at night. Ir jisai sakė, kad jam skauda kojas naktį. He explained that he was a Muslim. Ir jis sakė, kad yra dar musulmonas. Randa said, can I pray for you in the name of Jesus? Sako, ar aš galiu pasimelsti už tave Jėzaus vardu? He said, okay. Sako, gerai. She prayed for him and they spent the next hour talking to him about Jesus. Jis meldėsi už jį ir visą valandą kalbėjo su juo apie Jėzų. So healing